Nu ką, labas rytas, mielas Vilniau. Atvykom šį nuostabų rytą į Vilniaus rajoną ir statysime Medjustos gamybos karkasinę pirtelę. Kranas atvyko, manau, kad didžiausias Lietuvoje, koksai tik tai yra mobilus kranas. Problema yra tame, kad didelis atstumas nukelti ir pastatyti pirtelę ant polių. Dažniausiai naudojam grįžtinius polius. Šiuo atveju naudojam 2 ilgių polius. Ten, kur poliai įsisuko beveik visų ilgių, tai panaudojam 1,60 m. Ten, kur toliau, kur išlindę yra jau didesnė dalis virš bendro reljefo, ten polius įsukom virš 2 metrų ilgio. Dėjom geotekstilę. Ant tos geotekstilės, kaip puikiai matote, užpylėm akmenukų. Akmenukų tikslas yra ne tik estetinis. Vienas dalykas tai prispaudžiant geotekstilę ir vėjas jos neišpučia po apačią ir prispaudžia, kad žolė neaugtų. Tai mes dar tos grįžtinių polių viršutinės dalis nudažėm juoda spalva, kad bendras būtų vaizdas, nešviestų cinkuotas metalas sidabrinės spalvos, o atrodytų labai gražiai. Ir laukiam, kada jau statysim pirtelę.